Ačiū, ponia Blinkevičiūtė. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, aš dėkoju bendra pranešėjai Tatjanai Ždanok ir visiems šešėliniams pranešėjams už mūsų bendrą darbą, nes iš tikrųjų šitas mūsų pranešimas tai Europos parlamento indėlis, reakcija į Komisijos 2015 m. vasarą paskelbtą veiksmų planą dėl sprendimų, siekiant suderinti asmeninį gyvenimą ir darbą, ypač toms šeimoms, kurios augina vaikus, ir tai kartu yra indėlis į Komisijos paskelbtą viešą konsultaciją bei konsultacijas su socialiniais partneriais. Klausimas iš tikrųjų yra labai svarbus, todėl tikimės sulaukti teisėkūros pasiūlymų iš Komisijos, nes tai labai aktuali tema ir valstybėse narėse, nes paliečia kiekvieną mūsų pilietį. Šių metų birželio mėnesį taryba priėmė išvadas dėl lyčių lygybės, kuriuose pabrėžė, jog būtina priimti ir stiprinti teisinės priemones, kurios realiai suteiktų sąlygas ir vienodas galimybės moterims ir vyrams suderinti darbą, asmeninį ir šeiminį gyvenimą. Džiugu, kad visi norime ir siekiame bendro tikslo šioje srityje. Taigi pranešime mes raginame Komisiją kuo skubiau pateikti naują ambicingą motinystės atostogų direktyvos pasiūlymą, taip pat prižiūrinčių asmenų atostogų direktyvą, kuri sudarytų sąlygas šeimos nariams prižiūrėti priklausomus savo šeimos narius ar neįgaliuosius ar senyvo amžiaus šeimos narius ir užtikrinti jiems tam tikrą socialinę apsaugą. Taip pat raginam Komisiją pateikti pasiūlymą dėl tėvystės atostogų direktyvos, kurioje būtų numatytos mažiausiai 2 savaičių pilnai apmokamos atostogos tėvams. Ir galiausiai raginame peržiūrėti vaikų priežiūros atostogų direktyvą ir pailginti minimalią apmokamą atostogų trukmę nuo 4 iki 6 mėnesių. Nes iš tikrųjų moteris turi dalyvauti darbo rinkoje, nes moterų integravimas į darbo rinką yra pagrindinė kovos su skurdu ir socialinė atskirtimi priemonė. Tačiau jeigu moteris mes skatinam dirbti ir kuo ilgiau likti darbo rinkoje, privalome suteikti ir visas sąlygas darbo ir asmeninio gyvenimo suderinimui. Be to svarbu pabrėžti, kad geresnis įvairių atostogų valstybėse narėse koordinavimas, darna ir galimybės jas gauti tikrai padidintų užimtumą. Privalome įvertinti ir tai, jog Europa sparčiai senėja. Palankesnės sąlygos derinti darbą ir asmeninį gyvenimą įgalintų tėvus daugiau dėmesio skirti savo šeimai, tuo pačiu ir skatintų gimstamumą. Neretai atsitinka taip, kad jei šeimoms, o ypatingai jei moterims nepavyksta suderinti profesinės veiklos su vaikų priežiūra, tai jos nesiryžta turėti daugiau vaikų arba nusprendžia iš viso jų neturėti. Todėl čia ir nenuostabu, kad ES išgyvena gimstamumo mažėjimo problemą. Taigi labai svarbu, kad darbo vietoje būtų sukurta šeimai draugiška aplinka ir kad darbdaviai garantuotų vaikus auginančioms šeimoms lanksčius darbo santykius, suteiktų papildomų socialinių garantijų. Turime užtikrinti lyčių lygybę ir teisingą šeimos pareigų pasiskirstymą. Deja, bet vis dar yra nusistovėjęs požiūris, kad darbo ir šeimos derinimo problema dažniau yra pabrėžiama kaip moterų problema, nes joms tenka didžiausia šeimos priežiūros našta. Ir taip pat tikrai raginam Komisiją per semestrą pradėti taikyti tam tikrus tikslinius pagyvenusių asmenų ir kitų priklausomų asmenų priežiūros rodiklius, panašius kaip kad yra Barselonos tikslai, ir kad šitas procesas vyktų, raginam Eurostat ir Eurofund rinkti atitinkamus duomenis ir atlikti tyrimus šioje srityje. Taigi, norint suderinti darbą, asmeninį ir šeimos gyvenimą, nėra vieno visiems tinkamo sprendimo ir reikia ieškoti kiekvienam žmogui tinkamos pusiausvyros, siekiant patenkinti profesinius, asmeninius ir šeimos poreikius. Mėly kolegos, labai tikiuosi, kad rytoj Europos parlamente iš visų frakcijų bus supratimas ir pritarimas šitam mūsų pranešimui ir tikrai mes turim rytoj pasiųsti mūsų ES piliečiams žinią, kad nesam akli jų problemom. Labai prašau palaikymo rytoj balsuojant už šį pranešimą. Merci, mesdames. S'agissant de brèves présentations, nous passons directement à la... Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai ir pirma ponia Šojdrova, 1 minutė. Madame la présidente, děkuji kolegyním za předložení jejich zprávy. Dėkoju